Sveiki visi, jūs girdite ir matote Fizinių ir technologijos mokslų centro tinklalaidę Tai, ką jūs ten darot. Aš esu Simonas Bendžius, pristatau šiandienos pašnekovą, tai yra FTMC fizikinių technologijų skyriaus mokslo darbuotojas daktaras Virginijus Bukauskas. Labas, Virginijau. Sveiki visi. Simai. Pakalbėsim šiandien apie mikroskopus ir tokį vieną ypatingą mikroskopą ir turbūt, nežinau, prisimenam biologijos pamokas ir turbūt vienas įdomiausių dalykų, bent jau man būdavo, kada leisdavo mokytojas žvilgtelti kokią nors ten plaukelį, kokį tai lapą, dar kažką, kas ten viduje dedasi, kokios ten tos struktūros, į ką panašu tai, ką mes matom. Tai turbūt spėčiau ir tau gal panašiai tai būdavo, ar ne? Na, aš turbūt mikroskopų ten mažai pas mus naudodavosi. Aš užaugęs šiaip Kupiškio rajone, tai Kupiškio mokykloje mokosi, tai pas mus ten ganėtinai retai būdavo tų mikroskopų, tai gal jau pačiose vyresnėse klasėse, bet, na, tai ten turėdavau padidinimo stiklus tos tokius, tai arba šiaip atsiguli gamtoj, tai ten kokios krūsdelės, vėl pas mane aš gyvą gamtą labiau matydavau, ne per stiklą, sakykim taip. Tu augai Aukštagiriu, ar ne, kaime? Aukštupėnai. Aukštupėnai, taip. Tai ten buvo tikrai ką stebėti turbūt. Na taip. Tai va, o dabar, sakykime, pačius mikroskopus, tai turbūt jau labiau universitete jau pradėjau čiapinėti, matyti, kas ten per daiktas, ten su jais naudotis išmokau. Daugiau, o čia dabar, jeigu mes bandom šnekėti apie tai, ką mes dabar naudojam FTMC šiuo metu, tai ten yra truputį kitoks jau mikroskopas, nebe tie įprasti, kur akimis žiūrime, bet turbūt labiau laikomas toks, kad neregių mikroskopas, tai prasme, kad mes galime viską apsičiupinėti ir pagal tą lytėjimo pojūčius galim pasakyti, kas ten yra. Na tai čia turbūt būtų analogas, jeigu ten kas nors dar atsimena, tai tie plokštelių grotuvai, gramofonai, tai kad kur adatėlė braukia per paviršių ir gaunasi garsas, tai čia mes tam tikrą signalą galim žinot, koks aukštis ir ten kokias kitas savybės. Tai va taip. Tai ir patefonas irgi, ar ne, su adatėlėm jisai taip. Panašiai veikia. Tai mes to galėsime apie tai ir pakalbėti, dar tik trumpai, kadangi bent jau išoriškai nelabai esi aktyvus socialiniuose tinkluose, nebent tie, kas tave turi drauguose, tada gal daugiau mato kokių nuotraukų, dar kokių įrašų, bet šiaip pastebėjau, kad mokslininkai, ypač tiksliukai, jie tokie tylesni, tokie labiau uždaresni, bent jau toje viešoje erdvėje, jeigu humanitarai tai dalinasi, rašo daug, tai dažnas tas tiksliukas, jis toks labiau atrodo santūresnis. Na, turbūt taip, ten yra turbūt pas mane, kas draugai mato, tai buvo turbūt 2010 metais, kai Nobelio premija už grafeną buvo gauta, tai labai gerai atsimenu, kad tą dieną kaip tik skanavau grafeno lakštus, ten mes iš tirpalų bandėm sodintis ir toksai gavosi kaip nano triušis ir kaip tik sužinojau, kad buvo po pietų, už grafeną gavo Nobelio premiją. Sakau, tai jau ten prisidėjom, buvau tada į Facebooką įsidėjęs, tai ten jau draugai komentavo, kad tu irgi jau prisidėjęs prie Nobelio premijos. O kaip tas triušis gavosi tau? Tiesiog ten, kadangi iš lakštų darytas tas grafenas, tai jie, tokie atplaišos ten, sakykime, tai čia turint fantazijos visada kažką galima pamatyti, tai čia jeigu kas mato ten, sakykime, Marso įvairias nuotraukas, ten daro ir bando ieškoti tos gyvybės, tai ten irgi ir visokių gyvūnų mato, ir piramidžių, ir veidų, ko tik nori. Ta prasme, čia yra kažkaip žmogaus smegenys bando ieškoti objektų panašių į tą, ką jie atsimena ir visokiose formose tą mato. Tiek ir žiūrint, ar ne, pro teleskopą, tam tikrų kampų pažiūrint, tai galima surasti, pamatyti tokius dalykus. Čia vadinasi, man atrodo, pareidolyje, jeigu gerai prisimenu tą terminą mokslinį, kada, kaip ir tų vaiduoklius matai, kažkur tamsoje kažkas, medžio šešėlis, kažkokia ten šaka ir iš karto atrodo, kad ten kokia šmėkla tave jau toj puls. Taip, ten, kad smegenys prideda to, ko trūksta informacijos, tai prikuria iš tikrųjų. Bet čia gali tas trukdyti su mikroskopu dirbant? Ar nelabai? Tai turbūt mes vis tiek dažniausiai tas vizualus, tai kaip vadinamas paveiksliukų mokslas, sakykime, tai jisai nėra mokslinis. Labai ten labiau parodyt kažką, kad tai yra. Bet dažniausiai vis tiek bandom skaitmenizuoti, kažkaip skaitmeniškai apsirašyti, kad tas objektai matematiškai būtų padaryti, tai tada jau dingsta ta žmogaus įtaka, bet, grinai tik tai ten visokie parametrai, formulės ir taip toliau ateina. Galim tada ir pakalbėti apie, kaip jis vadinasi, labai įdomiai, atominių jėgų mikroskopas Dimension 3100. Čia skamba kaip iš
Marvel filmų, koks nors tai ypatingas įrankis, kuris gali pusę visatos susprogdinti ir panašiai. Na, tai turbūt čia, vienas iš gamintojų ten vyko buvo, kai mes pirkom, dabar jau tenai Brukeris perėmė tą įmonę, tą visą valdymą, sakykime, tų mikroskopų. Tai, jų pasaulyje nėra labai daug pagaminta, bet laboratorija, sakykime, turi. Tai vienų, tai kitų gamintojų, ten yra tam tikra konkurencija, bet vis tiek pagrindiniai turbūt kokie 3-4 gamintojai yra, kurie visą pasaulį dengia iš principo. Tai čia vienas iš tokių modelių. Čia turbūt tuo ypatingas gal, kad mes galim ore matuoti, nereikia specialiai kažkaip bandinių rengti. Ir yra didelį plotą galima, tai sakykime, ten iki 20 cm paimti, tai kompaktinį diską, pavyzdžiui, galima užsidėti ir tenai nėra problemos pamatuoti, nes kitur tai būna, kad bandiniai turi būti mažiukai, sakykime, mikroskopam ten. Kad ir tuos, jeigu kas prisimena iš mokyklos, tai ten tie stikliukai yra maži, tai ten kokią musę gali užsidėti, tai jau dramblę nepamatuosi. Arba kažkas, atsimenu, bandė klasiokai keli prasipjovė su kažkuom pirštą ir per biologijos pamoką, kada mokytojas buvo kažkur išėjęs ir bandė savo kraują pasižiūrėti. Ten gražus vaizdas, visai nieko, bet atėjęs mokytojas pasibaisė, sako, ką jūs čia darote, jūs norite užsikrėsti. Tai va, bet kuo skiriasi tada, pradėkime nuo to, šitas atominių jėgų mikroskopas nuo tų įprastų mikroskopų, į kuriuos mes esam linkę įsivaizduoti, prisiminti, kad tu žiūri pro tą akutę ar ne ir tu matai priartintą vaizdą. Tai aš turbūt jau kaip ir minėjau, kad yra tas optinis mikroskopas, tai jisai tiesiog tu matai vizualiai ir matai objektus tam tikrus, ten pagal spalvas įvairias, o čia yra viskas pagal lytėjimą. Ta prasme yra atomai tam tikrom jėgom sąveikoje, yra ten tam tikras atstumas, kuriuo jie patogiausia būti. Ir tiesiog adatėlę braukia per paviršių ir mato, ten skaičiuojamas, sakykime, atsilenkimas, stengiamas išlaikyti vienodas, tai galim padaryti kaip ir topografiją šito lytėjimo. Bet, jeigu įsivaizduojat, kad, sakykime, dabar turim stalą kažkur čia braukiam, jisai kietas paviršius, bet jeigu, tarkim, turėsim kažkokio medaus papiltą, tai mes vis tiek, jau kad ir nematydami, užsimerkę čiupinėsim, jausim, kad tai ne stalo paviršius, o kažkas yra kita. Tai prasme yra tam tikrų kitų parametrų, tai pavyzdžiui, jeigu sviruojam tenai su zondu ir sviravimo adatėlė, ar ne? Tai ta prasme svyravimo įvairūs parametrai tenai keičiasi nuo to, kokia yra klampa, pavyzdžiui, to paviršiaus. Tai jau galima pasakyti tam tikras mechaninės savybės tenai. Jeigu dar prisijungiam elektrą tenai, taip pavadinkim, tai elektrinį signalą kažkokį, tai galim tenai varžas pasižiūrėti, pavyzdžiui, kokia srovė teka, ar laidus objektas, nelaidus, tokius dalykus, tai ne tik topografija, nes turbūt viena iš pagrindinių problemų šituose mikroskopuose, kad jie dažniausiai mato tik tai formą ir nežino, kokia medžiaga tenai, tiesiog žinai, kad ten yra čia aukščiau, čia žemiau ir tai viskas. Tenai tos mechaninės savybės jau ten po to ateina, kad sugalvota, kad galima būtų dar kažką pasakyti, iš principo daugiau. Kad įsivaizduotų radijo, būtent LRT radiotekos klausytojai, tai yra tas mikroskopas, tai yra toks, kaip didžiulė tokia dėžė, dydžio kaip turbūt šitas, kaip normalus stalas, įsivaizduočiau, ir pločio irgi tokio panašaus. Jinai ta dėžė atsidaro ir panašiai kaip patefono, ar ne, tokį didžiulį dangtį tada darai ir tu matai tokį kaip disko formos, tą tokį pagrindą. Ir ant to pagrindo yra uždedama, ar ne, bandinukas, koks nors ten kristaliukas, arba tas pats gali būti kompaktinis diskas ar kažkas. Ir tada tas vadinamas zondas, labai mažas, ten net sunku su ko čia palyginus, labai mažiukas, už nagą gal, nežinau, 10 kartų turbūt. Tai turbūt galima su plauku, nes daug kas įsivaizduoja, koks plauko storis, tai yra, plauko storis yra 50 mikronų, tai 50 000 nanometrų. Tai ten yra 10 nanometrų, tai 50 000 ir... 1000 milimetro dalis, man atrodo, nanometras. Taip. Tai čia jo toks mažiukas. 10 000. Taip, ir jis būna pritvirtintas, tas zandukas, ir jis dar turi tokią adatėlę, tokią labai smailą, labai plonytę, plika akim net nematoma. Taip. Ką ta adatėlė daro? Tai jinai liečia paviršių, tai tiesiog artėja prie to bandinio ir kadangi yra sąveika tarp atomų, tai tiesiog, jeigu per arti priartinam paviršius, jinai atsilenkia, taip vadinamas dar yra ta adatėlė kaba ant tokio, kaip pavadinkim, liežuvėlę, ten angliškai cantileveris vadinasi. Čia, tai tas cantileveris pradeda lankstytis, tas liežuvėlis, ir pagal tą lankstimąsi yra optinė sistema, kuri mato, kokia padėtis yra. Tai tada
mes žinom, kaip ta data ar atsilenkia ar neatsilenkia. Ir ten yra toks kaip grįžtamojo ryšio padaryta sistema, kad jinai išlaikytų visą laiką atsilenkimą vienodą. Tai jeigu mes turim, kad pas mus kalnas yra, tai reiškia lenkiasi, mes keliam tada kitą galą zondą ir pagal tą kilojimą galim pasakyti, kokia topografija yra. Tai va, įsivaizduojam, koks tas yra paviršius. Tai. Ir turim tada paviršiaus vaizdą ekrane kompiuterio. Taip, ir tada liniją po linijos braukom tenai ir susideda toksai. Na, tai čia jeigu, nežinau, kas turi, jeigu labai prastą internetą, tai pavyzdžiui, kai kraunasi nuotraukos, tai matosi, kad pirmos eilutės pasidaro ir dabar turbūt jau retai kas tokį turi, bet kur nors miškuose per telefoną galite pabandyti, kur nėra ryšio, tai pamatysit, kad nuotraukos kraunasi ne iš karto dalimis. Tai čia irgi tas pats yra iš principo, kiekvieną liniją skanuojam tenai, tai vat turbūt yra viena problema tų mikroskopų, kad ganėtinai ilgai užtrunka, ten vieną nuotrauką pasidaryti apie kokį 10 minučių, taip standartiškai eina, tai nėra taip, kad su optiniu mikroskopu pažiūri ir iš karto matai vaizdą, o čia dar turi laukti. Jo, nes tau turi perduoti tą vaizdą į jis tiesiog turi vadatėlę suvaikščioti, ten yra tie, kur per realaus laiko skanavimo tokie mikroskopai daromi, bet jos daugiau biologiniam objektam žiūri, ten pavyzdžiui ląstelio mirtį gali žiūrėti, nes širkštėja paviršius. Kai ląstelė sveika, tai jinai būna lygiai ganėtinai, o kai pradeda jau tenai, tai iš principo vanduo dinginėt, pradeda ir jinai raukšlės. Galima ir tos gyvas ląstelės stebėti. Taip, galima ir gyvus tokius. Ne tik kietus dalykus, bet ir skystį. Taip, nes mes turime ir skysčią celę, tai galima ir gyvus objektus žiūrėti. Ir tenai, sakau, tai tam naudojami tiesiog greitesni skanavimo būdai. Tai pas mus nėra šitos modos, bet pasaulyje tai yra kas naudoja. Tai pavyzdžiui, ten vaistų kokią nors ten tikrinimą žiūri, kad kaip ląstelės gyvuoja ten. Tai va tokiam yra pritaikomi dalykai. Tai kokia yra nauda, kam reikalingas, čia taip, kam toks mikroskopas reikalingas ta prasme, kad kas iš to, kad mes žinom tą topografiją, tą paviršių, to kristaliuko ar ten kokią nors kitos medžiagos. Čia turbūt atneša iš kitų skyrių kolegos mokslininkai, tarkim, užauginę kokį kristalą, tarkim, atneša tau ar tavo kolegoms ir tada tu jau ten pažiūri, ar viskas tvarkoj, turbūt ar ne, ar savybės yra tinkamos ten tolesniem tyrimam, bandymam, ar nėra pažeidimų, ar klysto, ar yra kažkokios kitokios funkcijos. Tai čia įvairiai, sakykime, vienas iš tokių pavyzdžių, nežinau, mes čia žiūrovai, jeigu galėtų gal matyti, tenai per ekraną galėsim gal įdėti paveiksliuką, tai yra ten matomos tokios terasos, iš principo įdėtos, tai būtent apie šitą šnekam paveiksliuką, tai ten yra matomos tokios terasos, kaip nežinau, jeigu tenai Kinijoje kur nors būna kaip ryžių auginimo plantacijos, tokia nuotrauka, kažkas panašaus. Žinai, kaip būna potvinis šiek tiek jūra, labiau tas vanduo pakyla, paskui tas vanduo atsitraukia ir tokiais ruožais, tokiam linijom nueina smėlis. Jo, tokiais dryžiais. Kažkas panašaus. Tai va, tai čia būtent dabar yra čia augintas taip vadinamas epitaksinis sluoksnis. Tai epitaksinis tai reiškia, kad atomai virš atomų tenai dengiasi, to lygiai, kaip jeigu buvo, kristalas iš principo tęsiasi, formuojasi, buvo ant kristalinio padėklo padaryta ir toliau mes auginam sluoksnį, tai jisai atkartoja visą tą padėklo struktūrą. Tai čia šiuo atveju matosi, kadangi tas visas matom terasas, tai ten maždaug 1 atomo storio jos yra. 1 atomo storio. Taip. Oho. Tai čia tada mes žinom, kad suformuota ganėtinai tiksliai tas sluoksnis, tenai pataikyti parametrai, ta prasme iš jo galima kokybiškus prietaisus padaryti, nes čia būtent iš šitų tai yra puslaidininkiniai lazeriai bandomi daryti. Iš šitų būtent. Taip, iš tokių sluoksnių. Taip. Tai čia yra tiesiog kokybė. Kokybiškas. Čia reiškia kokybiškas, nes jeigu būtų nekokybiškas, tai ten būtų tokiais dideliais kalnais, ten kažkokiam ten duobės gali būti, kai kas netgi kolegos vadina kurmiarausiai tokie atsiranda. Tai ta prasme, jeigu tokie dalykai yra, reiškia kažkur nepataikyta, atomai net ten jie jau suardyta gardelį ir tada reiškia, kad jau dideli nuostoliai to prietaiso pagaminamo bus. Jau, reikia kažkaip optimizuoti parametrus, reikia truputį kitaip daryti. Nes tu plika akim ir su tokiu įprastu mikroskopu tu to nepamatysi, tokių pažeidimų kažkokių. Dažniausiai ne, sakykime, ten, jeigu labai jau dideli, akivaizdžiai tai matosi, bet tokių smulkių, tai čia, kur mažiau kokių 50 nanometrų, tai tada jau reikia tokio. O tai kuo lygiau, tuo reiškia yra geriau? Stebint tokius bandymus. Šiuo atveju yra kristalas svarbu, kad būtų jisai kokybiškas, tai dėl to tas lygumas, bet šiaip ne visada, būna įvairiai, kartais šiurkščiau galbūt geriau ten yra. Nes, ten pavyzdžiui, kokie būna, jeigu formuoja, sakykime, porėtas kokias struktūras, tai tada turi būti kuo šiurkštesnis ten, jeigu nori kažką įkišti,
Ten galbūt yra ten minčių, kad daro kažkokias ten antibakterinius, pavyzdžiui, sluoksnis įvairius, kad ta prasme yra dėl formos ant bakterijos, pavyzdžiui, nemėgstam tokio paviršiaus būti. Tai tenai gali būti tada širkštesnis. Na tai sakykime, tada jau nebūtinai ir su atominiu jėgų mikroskopu žiūrėti galima, ir kitais mikroskopais matosi, kai jau ganėtinai dideli objektai. Tai čia pas mus šiuo atveju tie būtent epitaksiniai sluoksniai, tai su kitu metodu jau sunku pamatyti. Kas dar būna tokio įdomaus tau atnešama, kad pažiūrėtum, ar viskas tvarkoja? Na tai mes turbūt patys esam darę daug su grafenu įvairių darbų. 21 amžiaus medžiaga, kas dar nežinot, Nobelio premija buvo prieš daugiau nei 10 metų. 13. Prieš 13 metų. 13 metų, taip. Ir tiesiog labai elektronikoje, ar ne, grafenas dabar tikimasi. Na, tikimasi, kad pakeis turbūt metalus greičiausiai. Wow. Tai dėl to ten, sakykime, paprastai grafenas auginamas ten, jeigu masiškai ten, yra tas vienas, kur Nobelio premiją gavo, tai jie plėšo su lipnia juostele. Tai čia netgi taip juokaujama, kad Nobelio premiją gavo už tai, kad labai gerai mokėjo lipnia juostele elgtis ir sugebėjo pamatuoti, aišku, grafeno savybės. Nes grafenas yra vieno anglies atomo. Taip, vienas anglies atomo sluoksnis ir tik tai ilgas jisai, tokia paklodė, sakykime, taip pavadinkim. Tai būtent tie grafeno sluoksniai jau kai nebe iš kristalų daromi, o ten bandoma pramoniniu būdu auginti, ten taip vadinami tie PCVD visokie metodai yra. Tai tada gaunasi taip, kad jisai formuojasi dažniausiai ant vario. Varis yra laidininkas ir jeigu dabar norim kažkokias elektrinės savybės turėti, reikia turėti antizoliatorius, tai naudojamas perkeliamas. Ir grafeną nuo to vario kažkur. Jo, bando tą grafeną varį tiesiog nuėsdina, pašalina, o tą grafeną ten ant tam tikrų polimerų dažniausiai dedas, prisiklijuoja tą polimerą, su juo ten nusikelia ir tą polimerą pašalina. Iš principo taip, kažkoks tai... Ir FTMC beje augina grafeną, taip patys. Taip, kažkiek. Tai dėl to yra svarbu paskui pasižiūrėti tas perkeliamas, kaip atrodo, nes grafenas, nebūna paprastai idealus, jisai ten keliant susiraukšlėja, kai kur suplyšta tenai. Būna ten netgi auginant 2 sluoksniai grafeno, nebe vienas, tokie yra lašai kažkur pasidarė, net netolygiai pasiskirstė. Tada... O kiekvienas toks mini mikro įtraukimas, pažeidimas jau jisai viskas. Jisai keičia šiek tiek savybės. Jau nebegali. Tai jau būtų gerai jas žinot. Tai pavyzdžiui, kad ir paprastą varžą, tarkim, matuojam, jeigu tenai nuo atstumo pasižiūrim. Ir dabar, jeigu yra suplyšimų grafene, tai galbūt ta varža priklausys ne nuo grafeno pačių savybių, o dėl to, kad kiek tų suplyšimų yra. Tai ta prasme, galima labai netgi apsirikti eksperimentą darant, tai būtų gerai žinot, kas ten yra. Tai tokius dalykus ten galima pasižiūrėti su atominiu jėgų mikroskopu. Ten, jeigu prijungiant dar elektrinės savybės, jeigu ten yra antizoliatorius, labai gerai matosi, kur suplyšia tose vietose nelaidu. Būna tiesiog, grafenas turi tam tikrą laidumą. Mes šviesios tam sezoną. Čia reikia tada tau labai daug žinoti, išmanyti dalykų, tarkim, kaip turi atrodyti viena medžiaga, kaip kita turi atrodyti idealiai. Čia tiesiog... Čia kažkiek yra vis tiek literatūros daug kas, ten, jeigu, sakykime, kaip grafenas, tai labai populiari medžiaga, ten beveik viską praktiškai galima surasti, jau ten labai daug kas padaryta yra, kur būna problema turbūt, kur pačios naujos medžiagos, tai ten tada jau reikia, tai bandai eksperimentuoji ir žiūri, kas ten turi būti, kokios ten savybės. Būna, kad atneša ir tik galvoji, susijami už galvos, kas čia yra. Tai čia būna turbūt vis tiek, reikia apsitarti maždaug kokie lūkesčiai tenai, ką nori pamatyti, nes irgi būna ne visada ten gali, galbūt kita metodika, tarkim, pavyzdžiui, yra kažkokia, jeigu briaunas labai tam tikrai žiūrėti, tai atominių jėgų mikroskopas, jisai briaunom labai ten sunku krašte žiūrėti, ką, pavyzdžiui, elektroninis mikroskopas galbūt geriau kartais būna, tai ta prasme, irgi mes truputį dalinamės ten tom metodikom, kad tenai, nedaryt su ta blogesne, kad jinai pas mus yra, bet geriau, tada pas kolegas pasidaryti jau greičiau ir geriau, sakykime. Tai visada, ieškam kažkokių sprendimų, kad būtų paprasčiau padaryti. Dar yra susijęs tas mikroskopas atominių jėgų su 2D medžiagų kūrimu, taip? Turbūt su kūrimu gal ne visiškai teisingai, ten labiau jau su pasižiūrėjimu, kaip tos 2D medžiagos atrodo, nes, jeigu taip žiūrėt 2D medžiagos, tai čia tos, kur yra faktiškai dviejų dimensijų, kad yra tik tai X, Y, jeigu taip, sakykime, žiūrėt, kaip iš mokyklos toks grafikas ir Z krypties nėra. Z kryptimi nieko nėra. Realybėje 2D medžiagos, nes atrodo, kad viskas ši realybė yra 3D, visai ilgis, aukštas plotis. Sakykime, ten, jeigu įsivaizduot, kaip yra, jeigu nežinau, per kamerą matosi lapas, tai
tenai iš principo yra čia, nu, vienas atomas arba ten keli atomai, ten priklausomai nuo kokios medžiagos, bet tai vienas yra sluoksnis. Ir visa medžiaga vat, yra tam lape pasidengusi. Tai mes faktiškai, jeigu matom paviršių, tai mes matom visą medžiagą. Taip. Tai vat, ant tas 2D medžiagos toks ir yra. Tai kad su atominių jėgų mikroskopu galima pasižiūrėti tą visą paviršių, žinom, kaip ta medžiaga atrodo, kad kokių defektų yra, gal jinai ten nekokybiška vėl tenai. Aš turbūt nežinau, gal ten labiau plačiau reikėtų gal pasakyti, kam iš vis tos 2D medžiagos reikalingos. Gerai. Tai čia turbūt galim tokią pusiau vizualizaciją pasidaryti, kiek čia matysis, nes ten yra pats įdomumas su tom, kai medžiagų dimensijos mažėja, tai pradeda keisti savybės nuo storio, tarkim. Bet tarkim, nano tos, atsiprašau, kvantiniai taškai, kurie gavo chemijos premiją, nu čia kitas rytis, bet... Nu, ten iš principo taip, ten dar mažiau taip. Dimensijų turi. Kuo tu mažini medžiagą, tuo keičiasi jos savybės. Čia tokia mintis. Na taip, tai pavyzdžiui... Kiek aš daug žinau šakės. Turim, jeigu kelis sluoksnius ir nuplėšinėjom, tarkim, jeigu kad ir grafenas. Taip, Virginijus turi vat kelis spalvotus lapus, vieną ant kito sudėtus. Ir jo, po vieną vat nusiimu, jisai geltonas visą laiką lapas būna. Ir kiek mes beimam, tai iš didelių tų turinių medžiagų, tai jos visą laiką nekeičia spalvos. O kai pasidaro ten 1, 2, 3 kokie sluoksniai, staiga pasikeičia, pasidaro rožinė spalva, tai sakykime. Na, tai čia tokia labiau vizualizacija, kad suprasti, bet iš principo tai ten, sakykime, tos savybės, tai ten draustinių juostų tarpas, kas ten pas fizikus naudojam. Draustinių juostų tarpas, kas čia yra? Tai ten yra, kur galimos energijos būtų elektronų ir iš principo nuo to priklauso, kur medžiaga sugeria, kokio vangos ilgio šviesą. Nu, pasme, kokią šviesą sugerinės. Tačiau elektronikos dalykėliai. Taip, ir šitas tas gaunasi, kad galima tada bandyti kombinuoti ir turėti tą pačią medžiagą, bet visiškai su kitom savybėm, tiesiog keičiant storį, modifikuoti viską. Tai tas mikroskopas jis gali tada... Tai galim mes pasižiūrėti, kiek ten storių ir galim tada prognozuoti, kiek mes čia turim tų atominių sluoksnių pasidarę. Tai turbūt čia, pati geriausia technika, nes, tai realiai storius tos matuojam, nes, ganėtinai sunku ten suskaičiuoti, kiek atomų turim pasidarę. Šiaip įspūdinga, ar ne, kad su kokio plonumo, kokio mažumo dalelytėm yra dirbama ir kiek tie menkiausi pokyčiai, kiek jie gali paskui tą visą rezultatą keisti. Tai čia tokias, bet reikia daug didelio kruopštumo, nežinau, tarkim, dirbant. Vis tiek čia daug automatikos yra tame mikroskope, kaip aš įsivaizduoju, ar ne? Ar čia viskas į žmogų susiveda, į žmogaus tą kruopštumą, matymą, darbą? Na ir taip ir ne, čia nėra tokia vienareikšmė atsakyma. Taip yra kai kas automatizuota, bet yra ir daug ten rankinio tokio darbo, ten nusidėtas visas adatėlės reikia, ten susivešti, žinot. Paskui yra labai daug turbūt klaidų galima padaryti, nežinant, nes čia turbūt didžiausia yra problema tokia, kad, gal būtų toks, kad ir pavyzdys, kaip tenai stalas ir kažkas ant jo papilt ir mes bandom čiupinėti. Tai jeigu stalo paviršius lygus, gražus, švarus, tai mes jį ten gražiai ir matysim, niekas mums nepasikeičia. Bet jeigu čia bus kažkokia purva padėta, prabrausim su ranka ir ranka jau bus purvina. Ir tada jau su ta purvina ranka mes bandysim čiupinėti. Ir mums atrodys, kad kur tik mes bededam, visur yra purvinas stalas. Tai sakykime, čia mes turim kaip tik vieną pavyzdį, nuotraukose. Tai... Pėdutės tokios mažos. Jo tokia nuotrauka ir labai toks rausvas fonas, o tokios gelsos šviesios kaip pėdutės su 4 pirštais. Jo, tai čia iš tikrųjų tose pėdutėse tai yra tokie apvalūs rutuliukai ten iš tikrųjų realybėje yra, bet kadangi matuojama su tokia adata, kuri parodyta ten ta pilkas paveikslėlis, tenai tokia matosi, kad apkybusi, ta kaip iš tos analogijos, kad išpurvinta ranka, tai mes tiesiog visur matom, kad ten pėdos yra, o ne apvalios dalelės. Na tai čia turbūt bjauriausias yra dalykas mikroskopininkam, kad jeigu tokį gauni ir kartais būna ne visada gali lengvai pasakyti šitus dalykus, tai ten yra ir programom galima spėliot, bandyti, ar tenai susidvigubina zondas, dar kažkas, tai sakykime, kad galima prisimatuoti visai neteisybės. Tai vizualiai atrodo gražiai, bet jeigu jau pamatai tokį vaizdą, kad ne, jau kažkas reiškia, bet čia adatoje būna problema, taip, kad ji būna apsinešusi. Taip, tai čia nuo bandinio dažniausiai ateina kažkas, jeigu ten kažkas nesilaiko. Nešvarumai tokie. Taip. Jeigu yra labai.
O kas nuo tokių nešvarumų gali apsaugoti, kad jų nebūtų, kad neišsiteptų ta adatėlė, ta ranka? Na tai mikroskopinė? pirmiausiai, tai turbūt yra vis tiek bandinio švarumas, tai sakykime, ten irgi yra kokiuose švariuose patalpose, jeigu kur ten padidinta švarumo klasė, Kur dulkelių neturi. durkelių mažiau ten yra, tai galima mažiau gauti visokių objektų tokių. Taip pat, jeigu ten sluoksniai kažkaip atkaitinti būna, tai vėl tenai mažiau, tai pasme, cheminiai ryšiai gerai susidaro, susikombinuoja ten viskas ir tiesiog adata, na, fiziškai jau nebegali atplėšti taip lengvai. Na, ten paskui skanavimo įvairūs parametrai yra, kad ten mažiau spaus kartais reikia tenai, arba atvirkščiai kartais daugiau spaus, kad tenai išlaikyti. Tai ta pasme, ten labai daug įvairių niuansų būna. Čia jau faktiškai reikia patirties turėti su šitus dalykus pamatyti. Tos adatėlės lūžta, braižus? Būna ir lūžta. Yra problema turbūt tokia, kad jų negalima apversti. Jos būna tokia kaip plokštelė tam tikra silicio, jos gale tas, na, kaip vadinam, tą liežuvėlį kantilyveris toksai ir adatėlė viršai. Tai tos adatėlės viršūnė, jeigu kažkur priliesim didesnė jėga, tai jinai atbuks nutrupėt gali. Tai reiškia, kad jeigu mes apverčiam, atsiremia jinai iš karto į paviršių ir tada jau, nu, faktiškai su jau nelabai ką padarys. Na, bet šitas gana retai būna, tai, sakykime, daugiausiai vis tiek tas apsinešimas adatos būna, arba nudėlimas mechaninis, jeigu ten labai kažkokį porėtą sluoksnį matuojant, tai galima tiesiog, na, nubrūžint, kaip per švitrinį popierių įsivaizduot, galima važinėti. O adata nesubraižo paviršiaus? Būna kartais, galima netgi kartais specialiai pasidaryti, tai ten būna taip netgi vadinamas toks nanoskutimas, kai norim pasižiūrėti, kaip tie sluoksniai atrodo. Tai galim tiesiog braukyti didesnė jėga jau tenai, nebe tą standartinę skanavimą, bet kad mes jau specialiai norim sugadinti paviršių. Ir tada nubraukiam tam tikrus sluoksnius ir galim įlįsti truputį gilin pasižiūrėti, kas ten yra. Tai ten, nu, tai irgi toksai kaip nanoskutimo technika tokia ir kartais naudojam. Tai čia lengviausia, aišku, visokius polimerus, nu, pavyzdžiui, istoriją pasižiūrėti, jeigu reikia, kiek tai galima tiesiog prasigrandyti iki kieto padėklo, jeigu jis ten toks yra, ir tada galima pasakyti, kiek ten tų polimerų, pavyzdžiui, yra ten susidėta. Tai realiai čia ir fizikai, ir chemikai gali naudotis, na, prašyti pagalbos konkrečiai tavęs ir kolegų. Taip, tai ten ir gamtininkai kokie būna, jeigu ten organinės visokios molekulės yra. Nes turbūt vienas dar iš tokių įdomių dalykų, tai galima molekulinės jėgas pasižiūrėti. Tai pavyzdžiui, vienas turbūt iš klasikinių tokių yra, kad DNR, jeigu žinot, molekulės yra tokios susisukę į spirales. Tai tos spiralės laikosi tam tikrą jėgą. Jeigu pavyksta prie DNR molekulės prikabinti zondą ir kitam gale gana tvirtai laikos ir bandom tempti. Ir tada vyksta nutrukimas ir tas nutrukimas matomas. Tiesiog subanguoja toje vietoje liežuvėlis mūsų zonda ir ten susikalibruojam tam tikras jėgas, žinom, kokia jėga atitrūko. Tai galim pasakyti, kokia jėga laikosi tam tikros vijos, pavyzdžiui. Tik tai, tiek, kad reikia žinot, kas būtent nutrūko. Tai ten, jeigu, sakykime, daug pasikartojančių, tai žinom, kad tada DNR trūkinėja. Jeigu ten vieną kartą atitrūko, tai greičiausiai zondas atsikabina nuo molekulės ir ten nieko nepamatysime. Ta informacija dažniausiai nelabai naudinga jau tada būna. O būna kokių kuriozų, tokių keistų nutikimų, matuojant, žiūrint? Nes turbūt, aišku, ten chemikai, kuriozai chemijoje turbūt gali būti, kai ten kažkas ten, nežinau, sprogsta, nesprogsta, išsilieja, fizikoje irgi ten, žinau, kad lazeristai kartais būna prasidegina drabužius arba netyčia ant rankos būna spindulys, o tarkim, kaip yra su atominių jėgų mikroskopu, tai yra saugu? Na, iš principo čia turbūt saugus toksai metodas, nes ten nelabai aš įsivaizduoju, ką galima pasidaryti, ten labiau būna kokios nors žioplos klaidos, tai pavadinkim, kad pavyzdžiui dabar Kasimas minėjo, kad ten didelė dėžė yra, tai sakykime mikroskopas, tai išvis ten gali būti centimetras ant centimetro, ta svarbiausia dalis. Visa kita yra tiesiog, kad būtų geriau, greičiau ten viskas tiksliau, sakykime. Tai ir dujų balionas yra. Kad keist, sakykime, atmosferą ten daro. Tai, sakykime, turbūt vienas yra iš dalykų, ten tokia yra didelė granitinė plokštė, kuri, tokia ganėtinai atrodo maža, bet ten keturiese vos mes pakeliam ją. Labai tankus tas granitas ir labai sunkus. Tai ten kaip ir, slopina vibracijas. Tai yra dar vienas dalykas, kad ten tą granito plokštę pakelia ant taip vadinamą oro pagalvių, tai tiesiog, jisai plaukėja ore, sakykime. Tai pakeltos tokios kojelės yra.
Tai būna tokių kuriozų, kad kartais pamiršti orą įsijungti ir žiūri, kodėl taip viskas triukšmauja ir nieko nesimato. Tiesiog, Svyruoja matosi, labai šitam. pastatai vis tiek svyruoja, kokią mašiną pravažiuoja, tai iš karto visas triukšmas Jaučiasi. ten ir tenai tada, faktiškai gali nieko nematyti. Tai, sakykime, jeigu tie būna mikroskopai, kur tiesiog ant stalo pastatai, tai su jais tik tai labai gali grubius paviršius matyti, jau ten tokių atominių plokštumų jau nepamatysi, ten jau reikia būtinai antivibracinių stalų, kad jau visi nuslopinti kiek įmanoma tos triukšmus ir ką Simas dar minėjo, ten tą gaubtą, tai jisai irgi ten akustinis, nes pavyzdžiui, ten suploji ką nors ir tada iš karto triukšmauja visas, matai, kad ten. Tai netgi juokauja kai kas, kad galima kalbą įsirašyti ir šifruoti ten iš tokių kreivių ten. Ir duris dvigubos tokios storos. Taip, dar ten gali būti ekranuotas kambarys, kad ten padėta kambarys kambaryje, tiesiog ta kapsulė, taip ją pavadinkim, to kambario yra ant tokių guminių kojyčių padėta, kad vėlgi slopintų sviravimus ir dar jeigu labai jau ten tikslius matavimus atliekam, kur ten elektrinis triukšmas svarbus, tai mes netgi užsidarom tokį seifą, kaip banko šitie seifai būna ir tada dingsta visi ryšiai tenai, toks tamsus kambarys. Ar tai neveikia? Neveikia mobilus ryšys, taip, telefonai neveikia, viskas susiblokuoja. O tai jeigu kokia nelaimė nedaug dievų nutinka? Turim vietinį telefoną, kuris laidais išvestas, tai tiesiog, galim ten tokius. Bet galima iš išorės atsidaryti, ta prasme, nėra, kad iš vienos pusės atidaromos duris. Tai jau tas laikas mūsų tirpsta, senka, bet labai įdomu, kad tavo daktaro disertacija yra susijusi su vadinamomis elektroninėmis nosimis, kai iš tam tikrų dujų ar kvapo yra tokie jutikliai, kurie nustato įvairius dalykus. Gali šiek tiek trumpai pirmą gal paaiškinti, kas ta elektroninė nosis yra, būtent tokie ties, kurie čia prieš kelis metus FTMC darė tyrimus ir kaip konkrečiai tas mikroskopas prisidėjo prie tos nosies, nežinau, geresnio veikimo ar bandymo, kad jinai geriau veiktų? Tai turbūt disertacija, tai ten buvo daryta, ten tokie metalų oksidų sluoksnis mes ten augindavom, kurie buvo būtent naudojami jutikliams šitojose, kur dedami elektroninės nosies. Tai ten mes juos, irgi ten ploninam, bandėm tiek daryti, kad jau ten pasidarytų, faktiškai vien tik tai paviršius, tai ten jų jautrumą pasididinti, ten taip vadinamas yra selektyvumas, tai kad vienus dalykus jaučia, kitų nejaučia ir ta prasme, tos elektroninės nosis tai yra tų sensorių kombinacija ir jie kuo įvairesni yra, tuo labiau galima atsekti tokius, sakykime, kažkokias specifinės savybės, nes jeigu ten žiūrėtos elektroninės nosis, tai iš principo kvapą kažkokį jaučia, tik tai tiek, kad per elektroninį signalą jį perjungia ir kuo daugiau įvairesnių sensorių, tuo unikalesnis tas kvapas ir tuo labiau galima jį tada pasakyti, kas per daiktas buvo. Tai mes tenai kažkada turėjom, kai disertaciją dar rašiau, tai buvo toks projektas, kur su nudegimo žaizdom. Tai sakykime, tenai yra problema, kad reikia greitai nusistatyti, jeigu nusidegini kažkur odą, ten pradeda veistis įvairios bakterijos, tai priklausomai nuo to, kokios ten bakterijos, tai skirtingi gydymo metodai gali būti naudojami ir tada, jeigu, pavyzdžiui, gydytojai nepataiko, tai gali būti randai ir ten tada, kokią plastinę operaciją reikia darytis ar ką. Tai ta prasme, geriau iš karto kažkaip jau turėti, gal ir nelabai tikslų metodą, bet kuris ten kokius 70-80% patikimumu galėtų pasakyti, kas ten nusiveisia ir tada iš karto pradedam gydymą. Ta prasme, jeigu ten nepataikysim, tai ten bus kokie 20% likę, bet vis tiek. Tai ta prasme, kad truputį mažiau ten tų nelaukiam to laiko, kuris labai svarbus gydant. Tai kad nebūtų tų pažeidimų, kad nereiktų ten tos odos susigadinti, pasišalinti, kažkaip ten paskui taisyti, tenai plastinės operacijas, pavyzdžiui, kokias daryti. Tai skamba labai gerai šitoks. O tavo žiniomis paskui tas projektas, jisai išsivystė kažką tokio jau apčiuopiamo, ar dar ten? Ten daugiau buvo turbūt ten medikų studentų ten darbus ten darė, ten doktorantai, tai sakykime, tenai komercinis pritaikymas ten vėl ganėtinai visada skaičiuoja, kokia vertė bus atnešama ir kiek kaštų tas. Visi skaičiuoja pinigus, tai sakykime, dažnai būna, kad ir moksliškai galbūt ten viską galima padaryti, bet finansiškai nelabai apsimoka, kad tas klientas nebūtinai ten yra toks, kad mokus ir, sakykime, jam būtinai reikia. Ir iš kitos pusės, kad, sakykime, įmonės gana rizikingus produktus, kai kūrė, tai jos irgi skaičiuojasi, kad gali būti neapsimokėti ir tada galbūt lengvesnių kelių ieško. Tai ta prasme, ten
yra tokių niuansų, kad dažniausiai finansiniai dalykai viską tokius projektus. Būna, kad kai patikrinamos tiesiog koncepcijos, o ten toliau nelabai nueina. Čia toks. Aš prisimenu prieš irgi jau daugiau negu 10 metų ir buvo komercinis projektas, nepamenu nei kūrėjų, nei tos įmonės, bet buvo elektroninė nosis maisto šviežumui nustatyti, kad irgi prikiši prie kokio nors mėsos ar sūrio, tau supipsi ir jeigu viskas gerai, tai tada gali. Jo, tai čia man atrodo, kauniečiai lygiai, aš gerai atsimenu, darė tenai, tai turbūt dabar yra truputį kitaip bandoma per šitą prieiti, tai dabar būtent ką ir pas mus šiandien FTMC Rusija, ką ten daro, tos sluoksnis, kuriuos čia žiūrėjom, tai kad naudot tokias kaip kombinuotos lazerinės labiau sistemas, kurios truputį gali tiksliau padaryti, nes dabar atsiranda galimybė, kad tuos labai mažus lazerius turėt, tai ateina tada kita dalis, pavyzdžiui, tie 2D detektoriai, kokie nors ten būna infraredinės srities, kad tą šviesą susirinkt, kažkas kely tenai būna tyriamas objektas. Tai sakykime, tas, ką čia šnekėjome apie tas 2D medžiagas, tai jos gali būti tiem detektoriam naudojamos, šviesos šaltinis ten jau, kitos grupės kūrė ir tada tokią sistemą daryti, vietoje elektroninės nosies, o ten jau tokia, savotiška, kaip būtų matavimo kažkoks metodas, kur būtent specifinę kažkokią liniją pasižiūrė. Tai tenai, irgi galim... Irgi žaizda, ar ne, tarkim, jeigu... Tai sakykime, čia labiau tam maistai tenai, nes yra ten kažkokios jau tie gedimo produktai, tai daugiau mažiau žinomi. Tai tiesiog būtent į tą specifinę dėdį, nes elektroninė nosis, tai jinai ganėtinai plačiai ima. Tai tenai tas problema turbūt didžiausia, kad selektyvumas ten prastas ganėtinai. Tai jeigu ten realiom sąlygom, ten tų kvapų įvairių būna ir tada sunkiau atskirti, kas čia iš tikrųjų yra. Tai ten tokie niuansai. Ir Virginijau, kalbant apie ateitį, ko yra, nežinau, mokslo pasaulyje, galbūt tikimas iš atominių jėgų mikroskopų, kokie galbūt yra pakeliui tobulinimai, kas dar galbūt padėtų labiau, geriau pažinti tas mažytės medžiagas ir geriau pamatyti, iš ko jos susideda, numatyti jų galimus irgi trūkumus ar privalumus. Tai turbūt dabar pagrindiniai, kurie kryptim eina, tai kad nebebūtų vien tik tai atominių jėgų mikroskopas, bet jisai kombinuojamas su kažkokia kita metodika. Tai pavyzdžiui, su Ramono spektroskopija, kad tu matai, kaip objekto forma atrodo ir tuo pačiu matuoji Ramono spektrą. Ramono spektras kas čia? O Ramono spektras tai yra tenai tokia kaip ir tyrimų metodika, kuri labai gerai gali pasakyti medžiagas. Tai sakykime, yra ten tie vadinami piršto antspaudai tam tikrų medžiagų ir matom ten tam tikrus pykus, tai jais galima nusistatinėti, kokią mes tiksliai medžiagą turim. Tai pavyzdžiui, ką atominių jėgų mikroskopas žino tik tai formą, bet nežino ten, tarkim, koks nors sulfidas kokios nors medžiagos. O jeigu jau su Ramonu matuojam, mes jau tiksliai žinom, kad čia šitoj vietoje yra būtent tas sulfidas. Tai, sakykime, tokiais tenai galima paskui, Čia jutikliams turbūt irgi labai pravartu. Įvairiem tam dalykam, tai, bet, čia jau kaip pasidaro tie maži matmenys, tai tada klausimas būna, kad su kitom metodikom labai sunku pasakyti, kas tiksliai tam tikrose vietose. Matai didelį plotą ir tada, jeigu ten dar yra kažkokių objektų papildomų, tai nelabai aišku, kas kur yra. Tai tiesiog dėl to naudojama tas tokia kombinacija, kad atominių jėgų mikroskopo tikslumas ir tada papildomas tos modos, kurios gali ten padaryti, paskui su kokiam nors ten infraraudonųjų spindulių ten spektroskopija, tarkim, kombinuoja irgi, kad irgi ten vėl, bet iš principo labai panašiai ten, kad pasakyt daugiau truputį parametrų, kas yra ir taip vadinami tie duomenų kubai, turbūt taip jos pavadina, kad vienam matavimo taške išmatuoja kiek įmanoma daugiau parametrų, bet ten jau reikia labai galingos technikos, kad daug surinkt. Tai tada ten ir visokias mechanikas pamatuoja, ir elektrinės savybės, ir paskui tik tai reikia jau apdorojimas. Faktiškai dideli duomenys pasidaro. Tai, sakykime, į tą pusę dabar dauguma eina tų mikroskopų gamintojų daryti tokius dalykus. Okay. Patinka tau vis dar? Smagu labai, ypač kai nauji kokie objektai, tai niekad nežinai, ką pamatysi ten. Tai toks, labai netikėtų kartais dalykų rezultatų, matai to, ko plika akim, kaip ir nematai, toks tyrinėjimas savotiškas. Nebuvo minčių, kad paskui kokios nors, nežinau, paveikslus pasidaryti iš tų vaizdų? Tai aš esu turbūt dalyvavęs kažkuriais metais, buvo konkursas, ten turbūt kažkaip mokslas visuomenė ir kažkaip panašiai vadinasi, kai darė ant drobės, spausdino ten įvairius, mikroskopijos daugiausiai
nuotraukas tenai, tai tiek optinės, tiek įvairių tokių, tai esu siuntęs, ten būtent buvo iš atominių plokštumų padarytas, kad matosi veidelis, tai ten tokie, tada buvo, žinau, kažkaip ten krepšinio labai čempionatai, gal kokie tai buvo, vadinam, krepšinės ir galim. Na tai ten turbūt labai nedaug, Facebooko balsų pritrūko, kad būtų ant drobės atspausdinta. Ir paroda ten pakabinta, man atrodo, šitam planetariume liktais ten buvo tada ta paroda dėliojasi. Na tai ta prasme tokių visokių irgi padaro. Tai aš turiu pasidaręs iš tų skanavimo savo visokių failų, tai ekrano užsklandą, na, tą screensaverį taip vadinam. Tai ten irgi susideda tokie, kur įdomesni, tai ten susidėlioja ir paskui, kad nepamiršt, kas nuskanuota, prisimint vis karts nuo karto. Šaunu, ačiū tau. Ir jeigu dar labai trumpai, kuo tu šiaip gyvenime užsiemi be mokslo? Nes yra ankstesnių mūsų pašnekovų, kurie tiesiog laboratoriją praktiškai daug laiko praleidžia ir toliau labai sunku rasti laiko ten laisvam laikui. Ir gyvenimo, kabutėse ar ne kabutėse. Na, laisvalaikį tai aš įvairiai, sakykime, įvairias tas veiklas darau. Tai pavyzdžiui, viena būna, labai patiko, buvau įsivėlęs į tokius architektūrinius savaitgalius. Tai netgi buvo fizinių technologijos mokslo centro šitam pastate ekskursijas dariau, organizavau. Tai ten susiję su pastatais, kurie šiaip visuomeniai uždaryti yra. Ir tam tikrom dienom, ten savaitgalį vieną būna galima ateiti, sakykime, čia irgi vedžiojame ekskursijas, tai mes turbūt per vieną dieną apie 500 žmonių pamatė, kaip iš vidaus atrodo tas kūriamas mokslas, kokie mokslininkai tyrimus daro, bet, na, ta prasme, ten labiau iš tos architektūrinės prizmės parodo, kad kaip suprojektuoti pastatai, kaip ten padaryti, nes čia ir labai tos inžinerinės sistemos sudėtingos yra. Tai viena iš tokių veiklų, šiaip, na, pasavanoriauju sporto renginiuose, visokiuose ten. Su kauniečiais ten dviratai tokia yra dviračių organizacija, tai jie ten varžybos paprastai organizuoja, ten kokiuose Elektrėnuose, kai čia daryse ten darom, ten prižiūrim eismą, sakykime, labiausiai, tai ten irgi pabendraujam su tais dviratininkai, žinau, iš VU dažnai dalyvauja ten, kurie yra ten gana aukštas vietas užima, dviračių entuziastai, tai ten taip. Na, tokia užklasinė veikla, aktyvis šiek tiek yra. Pats ir sportuoji ir pats tada. Ne tik savanoriauja, ar ne? Na, kažkiek ten sportuoti, aš taip kartais daugiau, kartais mažiau, nepasakyčiau, kad visą laiką ten sportuoju, tai toksai kartais pritingi, bet... Suprantama. Bet būna tokių renginių, ten, sakykime, tai tenka kartais. Aš labiau tokį vaikščiojimą, tai turbūt iš vaikščiojimų, tai gal esu 2 kartus apie 80 km per kartą nuėjęs. Tai ten, na, pajūriu, ten, kur jau ganėtinai sudėtinga, kopam smėliu, tai ten, na, iki 50 km, tai manau, kad visi gali nueiti, bet po 50 jau pradeda galva kitaip veikti ir ten jau viskas įsivalo, viskas pasikeičia, jau naujas žmogus ateina. Nušvitęs jau, ne, jau patiek. Na, taip. Ačiū tau, labai buvo iš tikrųjų įdomu ir dėkui, kad taip tikrai paprasta kalba, manau, tikrai visiems suprantama paaiškino tokius tikrai smulkius, sudėtingus dalykus, kur, na, pamatytum kompiuterio ekrane tas diagramas visas, ar tos pačius paveiksliukus gražius, vis tiek nelabai suprastum, kas ten ką reiškia ir kom tai yra naudinga. Tai dėkui tau dar kartą, tai buvo FTMC fizikinių technologijų skyriaus mokslo darbuotojas daktaras Virginijus Bukauskas. Aš buvau Simonas Bendžius, klausykite mūsų tinklalaidžių LRT radiotekoje ir taip pat FTMC YouTube kanale, vadinasi Fizinių ir technologijos mokslų centras, tas mūsų YouTube kanalas, taigi galite prenumeruoti ir taip pat sekti ftmc.lt interneto svetainę bei mūsų Facebooko paskyrą. Dėkui už jūsų dėmesį ir iki kitų kartų. Ir beje, dar primenu, kad Ovidijus Žalys, mūsų nuostabus kolega, kuris čia viską sumontavo, garsas, vaizdas būtent yra jo dėka, be jo mūsų čia tiesiog nebūtų. Tai ačiū tau, Ovidijau, ir iki visiems.